Kitoje sklypo pusėje mane džiugina lelijos. Azijietiškos, beprotiškai kvepiančios ir beprotiškai gražios. Oranžinės jau baigia nužydėti, bordinės žydė. Na, iš hortenzijų turim naujokę tokią hortenziją. Nežinau pavadinimo, bet tiesiog gražus bus toks medelis. Taip, turime 5 promis, kurie dar nesiruošia žydėti. Taip, lelijos, rožės. Pasižiūrėkit, koks grožis. Vienadienės irgi van daug auga. Tokios lelijos. Taip, čia pas mus bus, neprisimenu, Magical Matterhorn. Irgi pirmi metai. Šiemet tokia žemesnė. Taip, va, dar koks lelijų grožis. Vai, kaip gražu. Taip, na, o čia tarp ramūnių reikės paremti Living Sweet Summer. Living Sweet Summer irgi turėtų būti nerealus grožis. Taip, čia man norėjau parodyti mano pačios formuojama stiebinė hortenzija. Taip, tai čia turbūt. Tai praeitais metais tiesiog pasodinau tokį augliuką. Kol kas šitas šoninės palikau, nes skaičiau ir mačiau kitus video, kad tokiu būdu stiprėja šitas karkasas, kai yra daugiau šakų. Na ir štai taip, jinai jau šiemet man pradeda žydėti. Gamta pakoregavo ir iš tos pusės kažkodėl neužaugo jokių augliukų, bet vis tiek aš ją paliksiu kaip stiebinę. Manau, kitais metais kažkas situacija gali pagerėti. Taip, rožės. Čia yra Little Lime Sparkle, Magical Lime Sparkle ir kol kas šalia sėdi Herkulės. Taip, čia dar reikia pažinoti. Irgi nuostabioji rožė. O čia, ką mes čia turime? Magical Candle rožės žydėjimui. Ir mano mažytė grafiti. Oi, nėra ne grafiti, Diamond Rouge. Diamond Rouge, va jau kokia paaugo. Gražuolė. Šalia yra Summer Love, dar vadinama Candy Love. O šitą Limelight irgi formuoju kaskadiniu būdu, tai yra leidžiu, kad ir apačioje augliukai augtų ir kad ant tokių stiebų aukščiau būtų pusiau stiebinės. Ir mat kaip gražiai, įdomiai atrodo šis Limelightas. Šalia yra Vanilla Fries, bet kol kas dar tik tai vienas žiedas. Turėtų būti labai gražu. Nu ir Royal Flower irgi praeitais metais buvo 1 metų sodinukas, šiemet važiavai genėtas ir išleido 3 šakas. Little Fresco dar, Mojito. Kol kas nerodo jokio žydėjimo ženklų. Nors šiek tiek pradeda. Dabar čia šalia ramūnių ir gražių lelijų įsikūrė Sugar Rush. Reikės ją aišku atlaisvinti. Va, pasižiūrėkit, kas raidės daro su lelijom, kaip jie. Tai Bonfire, irgi mano vienas laukiamiausių hortenzijų, bet kol kas nerodo žydėjimo požymių. Metal Rosy ir Graffiti. Na, Graffiti labai šiemet pirktas sodinukas, bet labai silpnai jisai čia startavo. Tai nežinau, ar parodys visą savo grožį šiemet. Taip, dar čia irgi įsikūrė Polar Beer. Ir šitas
mūsų Little Lime Punch. Irgi turėtų būti labai graži hortenzija. Na, o Red Velvet kol kas sėdės vazone. Kaip ir Limelightas, Manila Fries medelis. Irgi labai sirgo Sunday Fries, bet jau liktai atsigauna. Čia Limelightas, Pixio ir Pikachu. Čia toks reanimacija, žodžiu, likusi. Bet nieko. Išgyvensim ir gražiai žydėsim. Ir puošim sodą Julijos. Gražių visiems hortenzijom.